Nu tai galima, Antanai. Galima. Tai va, gerbiamas rašytojai, reiškia ką nors apie gerbiamą profesorių, reiškia šitą Krikštapaitį. Kaip žmogų. Kaip žmogų, jo. Kaip mokslininką. Nu, o kada jau pradėti? Galit pradėti, mes Jau įsijungsim. dabar pradėti? Jo. Čia jau. Da, jisai matys, girdės. Nu ką, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi savo pažintim su profesoriu Marijonu Krikštapaičiu. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra toks žmogus. Skaitau Krikštapaitį vienu ne tik žymiausių mūsų medicinos pasaulio žmonių, bet ir tauriausių žmogum. Nuoširdžiu, paprastu, suprantančiu. Jam svetimas išdidumas, koks nors pasipūtimas. Labai būdinga meilė žmonėm, dėmesys žmonėm. Prisimenu kažkaip, žinia, kaip kiekvieno žmogaus gyvenime būna visokių momentų. Šviesesnių, tamsesnių, kada laikai keičiasi, įvykiai eina, tai ir nuotaika kartais nelabai saulėta ir sveikatos stovi atsiliepia labai smarkiai. O tokį momentą aš esu pergyvenęs savo metu prieš kokios 20 metų, gal daugiau. Kai jau atrodė, kad maždaug jau, gal ne šiandien, bet ryt poryt jau mane laukia letalinė baigtis. Vilčių nebėra, nuotaikos nebėra, gyvenimo nebemyliu, žmonėmis nebepasitikiu, kažkaip būna tokie dalykai. Nukreipiausi pas visokius gydytojus, įvairius, visi nuoširdžiai norėjo padėti, bet susitikau Marijono Krikštapaičio bendrakursį, pagal medicinos mokslą rašytoja Vytautas ir jos Gira. Tai jis išklausė mano dėjimus, sako, tau, mielas mano, reikia ne tik tai gydytojo, tau reikia, kad būtų gydytojas ir kad būtų pilnavertis žmogus. Nueik pas Marijoną Krikštapaitį. Nu ką, aš priregistruotas kitoj ligoninėje, vis sako, aš paskambisiu, susitars ir aš įsidrastėm nuvėjau. Ir šitas žmogus, toks didelis medicinos mokslininkas, užimtas neregėtai. Didžiulį krūvį, jisgi ne tik tai medicinos tyrimus, ir knygas rašė, ir viską, mokslinius veikalus, mokslinius darbus, atidėjo viską ir, kaip sakoma, užsiėmė manim. Ištyrė, tai aš taip šipsodamas sakau, kaip jau man visai blogai. Sako, kad gal ne. Sakau, jau letalinė baigtis, kada rytoj poryt. Sako, gal ne. Ir šypsas, tokia gera šypsena, tai čia nieko dėtas. Ir nustatė man tokį režimą, gydymą, vaistus nurodė ir aš pradėjau palengva. Visų pirma, sugrįžo kažkoks pasitikėjimas. Sugrįžo noras gyventi, palengva. Ir aš atsistojau ant kojų ir dabar mes gana artimi draugai. Jis nežiūrint savo aukštų titulų, viską visai, kaip sakiau, neišdidus, bendrauja. Mes dažnai susitinkam. Ir aš tą žmogų tiesiog, atvirai pasakius, pamilau visą širdim. Dėl to, kad tai, žmogus tiksliųjų mokslų, medicinos mokslų. Bet jo tikslusis mokslas, medicina, nepavertė kažkokį automatą. Jisai be galo jautrus, labai giliai mąstantis, labai dėmesingas žmonėm. Kaip žinia, medicinos darbuotojai, bendrai medicinos pasaulio žmonės yra bene geriausi, dėmesingiausi grožinės literatūros skaitytojai. Tačiau jau kaip taisyklė. Žinoma, kad tokie žmonės mums literatūros darbininkam labai brangus. O Marijonas Krikštapaitis tai visada taip dėmesingai, ypatingų dėmesio skaito grožinę literatūrą. Ir aš asmeniškai, ir kiti rašytojai, mes labai branginam jo nuomonę.
Jis taip išnagrinėja, ištyrinėja kaip tiesiog literatūros mokslininkas. Mintim savo kiaurai perveria, žvilgsnių, kur reikia pagirti, jis nepagaili žodžių, bet kur blogai, pasako blogai. Aš skaitau, kad šitoks gali būti tik tai pilnavertis žmogus. Neužsidarė savo vienos specialybės kiautę. Vėliau bendraujant paaiškėjo dar vienas gražus Krikštopaičio bruožas. Jisai ne tik myli literatūrą, jis bendrai labai myli grožį, gamtą, myli meną ir štai dabar 70 jo gimimo metų proga aš su dideliu pasigėrėjimu žiūrėjau jo darbų parodą, tapybos darbai. Ir tuose tapybos darbuose, kas labiausiai džiugina, kad atsispindi jis pats, jo ramybė, pasitikėjimas, meilė, dėmesys gamtai, didžiulė paroda. Kai pagalvojau, kaip čia jau nebetraukia. Tai šita jo darbų paroda mane apstulbino ne tik tai savo grožiu. Grožiu tai jinai labai pradžiugino. Štai kad tokia ramybė, dėmesys, toks gamtos grožio pajautimas, kurį aš be galo branginu ypač šiuo metu, kada žmonės teršia aplinką, naikina gyvąją gamtą, viską, tačiau pabrėžtinai išryškinta šitą. Ir antra, aš tiesiog negalėjau patikėti, kaip šitaip užimtas žmogus, vystantis tokius darbus, jisgi ir profesorius, ir visus darbus, tyrimus daro, ir galėjo šitą. Lėktuvas, palauk. Truputį biškai. Ir dar truputuką ir gerai. Dar norėčiau pridurti, jeigu galima. Prašau. Aha. Dar norėčiau pridurti, kad mane sužavėjo Marijonas Krikštopaitis tuo, kad jis turi vieną bruožą, gana artimą man. Jis yra neramus žmogus. Jis mėgsta keliauti, mėgsta stebėti žmonės, gyvenimą. Iš užsienio grįžta, o čia buvo išvažiavęs į Vengriją, kitas šalis, pilnas įspūdžių, jis tiesiog gyvena tuo gyvenimu. Lietuvą pažįsta kaip savo 5 pirštus. Ir toks keliautojas visada kupinas tokio jaunatviško entuziazmo, jaunatviško imlumo. Ir dėl to, kai pažiūrėjau į jo išvaizdą 70 metų proga, tokia jaunas žmogus. Duok Dieve, kad visi jauni būtų šitokio šviesaus veido, tokio aiškaus, draugiško, gero, linkinčio žmonėms žvilgsnio. Tai būtų dar daugiau gero mūsų gyvenime. Aš skaitau, kad laiminga Lietuva išugdžiusi tokį sūnų. Ir mes visi laimingi, jo draugai. Žaviuosi ir jo šeima, 2 dukterys neatlaikomo žavumo, irgi medikės, ir sūnus gyvadėmėsi, viską. Labai gražu. Ir keista žiūrint parodą, nors atrodo betarpiškai nesurišta, bet aš pasidariau savo kai kurias išvadas, kartais skundžiamės, visuomeninis krūvis, susirinkimai, bėgiojimai mažiau parašom. Reikia iš profesoriaus Marijono Krikštopaičio, didelio patrioto ir didelio internacionalisto, gerai pasimokyti, kaip reikia dirbti, kad atiduoti žmonėm viską, ką tik tai turi savyje geriausia. Čia mums tikrai sektinas ir be galo brangus pavyzdys. Nežinau, ar čia ta proga ar ne, bet norėčiau iš visos dūšios palinkėti brangiam mūsų draugui Marijonui Krikštopaičiui, kad dar 70 metų bendrauti, su juo draugauti ir kai jisai dirbtų visų mūsų laimė gerovėje. Ačiū labai. Ar Labai.